Sveiki, tai kartė dar vienos Eurolygos varžybos, šį kartą prieš Makabį. Pirmas būstas priklauso Žalgiriui, Mergelė, Valdovas, Merkurijus, Ožiaragija, tvirtas, užtikrintas, taktiškai pasiruošęs. 7 būstas Žuvyse, Žuvų Valdovas Jupiteris. Jupiteris yra egzaltacija ir 10 būste, kas jau rodo, kad tai yra geresnė pozicija negu Merkurijaus. Taip pat turime Fortūnos tašką ir Mėnulį, gerus aspektus teikia Merkurijų, tiek į Jupiterį, tačiau trigonai laikomi stipresniais negu sekstiliais, todėl čia turime pranašumą į Makabio pusę. Kitas dalykas, Mėnulis pirmiau daro aspektą į Merkurijų ir tik po to Jupiterį, kas spėju reikš, kad Žalgiris geriau pradės varžybas, tačiau gale varžybų persilauš viskas į Makabio pusę. Taip pat turime Merkurijaus opoziciją į Jupiterį, kas rodo, kad varžybos turėtų būti apylygės, taškas ir nugalėtojas spręsis taip pačioje rungtynių pabaigoje. Kitas niuansas, turime Merkurijaus artėjimą prie Saulės, kas dažnu atveju rodytų pergalę. Tačiau Saulė jau yra 5 būste, o Merkurijus vis dar yra 4. Todėl manau, kad jeigu rungtynės tęstų pratęsimą, tai gal tai reikštų, kad Žalgiris pasimstų pergalę. Tačiau viską apibendrinus, manau, kad labiau tikėtina, kad Makabi laimės tas varžybas. O ar taip ir bus, pamatysime. Ačiū už dėmesį.